tikroji istorinė Frydricho turgavietė arba dar kitaip vadinama Galvijų turgumi. Čia labai viskas yra gražiai restauruota, taip kad mes pamatytume XIX amžiaus vaizdą. Tai yra išlikusi Gustavo Kackės kalvė. Na, šiandieną prasivaikščiosim po turgaus aikštę, tiksliau tai, kas istoriškai buvo Frydricho turgus ir tai, ką mes dabar vadiname senuoju turgumi. Ir taip pat aplankysime kvartalus išsidėsčiusius aplink šią turgavietę. Šis namas įdomus tuo, kad yra išlikę du autentiški jo, kaip sakant, tokie erkeriai. O ir pirmas ir antras aukštai yra praktiškai, jie rekonstruoti jau labai smarkiai, tačiau išlikę. Trečias aukštas jau užstatytas sovietmečiu ir padarytas toks sovietinis daugiabutis su autentiškais senojo pastato fragmentais. Šitie pastatai, kurie stovi daugiau, čia irgi buvo gyvenamieji namai. Irgi daugiausia buvo statyti 18 ir 19 amžiuje, tačiau iki mūsų laikų jie beveik neišlaikė savo autentiškos išvaizdos, nes 7-ame dešimtmetyje čia jie buvo rekonstruoti, siekiant kuo daugiau žmonių pritaikyti gyvenamosiam patalpom ir architektai juos labai tos pastatus nudrožė, sunaikindami daug tokių autentiškų elementų. Tai galim po truputį jos taip peržiūrėti, kadangi bent jau čia aikštės fasadų išklotinė, kad ir neautentiškos išvaizdos, bet bent jau mus pasiekė. Nesu girdėjęs tokių intencijų, kad būtų ketinama atkurti šių pastatų autentišką išvaizdą, bet jeigu kils žmonių sąjūdis, noras matyti tokią Klaipėdą, kokia ji buvo, gal kažkada bus susijimta ir šiuo klausimu. Gerai, kad, pavyzdžiui, bent jau išliko, tarkim, autentiškas senasis elektros stulpas. Tai yra vienintelis dabar šiuo metu mūsų turgavietėje išlikęs senasis elektros stulpas, kaip tik stovintis kampe tarp turgaus aikštės dabartinės ir sinagogų gatvės. Paskui galėsim iš kitos pusės prie jo praeiti. Miesto tokių kultūrinių įstaigų, jeigu taip galima pavadinti, tai ir buvo čia, kaip sakant, karčiama, o antram aukšte veikė ir viešbutis, tai buvo vokiečių namai. Taip jis vadinasi, Deutsche Hauses. Galim žvilgti jį trupučiuką ir iš kiemo pusės, kadangi mes tokią galimybę turime. Štai taip atrodo vokiečių namų pastatas iš kiemo pusės. Čia jau dekoro yra sakant, nepridėta, nes visas fasado dekoras sukoncentruotas į turgaus aikštę, o kadangi čia buvo praktiškai uždaras kiemas, tai tik jis dabar mums yra atviras, dėl ko galime jame lankytis, tai iš kiemo pusės ir nebuvo jisai gausiai dekoruotas. Yra įdomus tom, kad labai neblogai yra priderintas prie senamiesčio urbanistikos. Tačiau jis nėra autentiškas. Jis statytas jau po nepriklausomybės atkūrimo, tiesiog jo architektūra taip imituoja tą autentiką, kad pastatas ir stovi, kaip sakant, palei raudonąją gatvės liniją ir pati jo forma jis nedisonuoja su senamiesčiu. Nėra, kaip sakant, jau toks visiškas piktšešis, kuris krenta į akis ir matai, kad čia svetimkūnis. Dabar jis yra paverstas tiesiog gyvenamuoju namu, o pirmame aukšte yra ir parduotuvė, o istoriškai čia buvo karčiama. Ši karčiama priklausė miestiečiui pavardę Nausėdas. Todėl šaltiniuose taip ir vadinama Nausėdo karčiama. Apie 7-ame dešimtmetyje jam buvo, kaip sakant, irgi čia rekonstruojant turgaus aikštės pastatus šiek tiek sunaikinta išvaizda. Kontūrai to pastato jau išliko fasadai, bet tai truputėlį tų puošmenų jis jau yra netekęs. Dėl to mes jo nematome tokio, kaip karčiama atrodė 19 amžiuje. Skirtingai nei vokiečių namai šis nebuvo taip restauruotas kruopščiai. Tikroji istorinė Frydricho turgavietė arba dar kitaip vadinama Galvijų turgumi. Ji ir buvo turgus, va šita aikštė.
Neta, kas ten yra toliau. Šio pastato vietoje atsiras du statiniai, kurie savo išvaizdą šiek tiek primins čia stovėjusius senuosius pastatus. Vienas bus pakankamai toks neblogai savo tūriu atkurtas, kitas daugiau bus tokia šiuolaikinė improvizacija, bet, žodžiu, čia turėtų po kažkiek tai laiko užvirti statybos. Taip kad šio sovietinio šašo turgavietėje netrukus neliks. Aukštosios gatvės kiemas iš, va taip atrodytų. Čia nėra kažkokio ypatingo dekoro, tiesiog mes jau tokį, gal ne kasdien, o taip užsukam, pažiūrėti, kaip atrodo aukštoji gatvė iš kiemo pusės. Vienas pastatas mums demonstruojantis sovietų požiūrį į mūsų istoriją, kuomet toks jau irgi ganėtinai nudroštas ir nesulaukiantis restauracijos, tačiau sienos išlikusios praktiškai autentiškos. Jam tik atkūrus tą dekorą viską, ir būtų ir sužibėtų pastatas toks, koks jis buvo. O dabar mes suksime į gatvę, į aukštąją gatvę ir pasidairysime į vieną iš tokių retesnių vaizdelių. Galime atkreipti dėmesį štai į šį pastatą, jeigu daug kas prisimena, dar ne per seniausiai čia stovėjo sėklų parduotuvė. Prisimena turbūt. Tai va tą šašą jie nuvertė iš senamiesčio, kaip sakant, ir atkūrė štai tokį pseudo barokinį pastatėlį. Aišku, gal kokį turistą, nežinau, iš tolimos Europos galėtų suklaidinti, nes pastatas, jisai tą kontūrus yra išlaikęs pakankamai, galima netgi taip imituojantis 18 amžiaus pastato, pakankamai, bet kaip vietinis gyventojas aš labai gerai prisimenu, kad čia stovėjo ir kaip šį namą atstatinėjo. Kažkiek jis turi išlaikęs tą atkurtą formą, taip, irgi taip galima savotiškai traktuoti. Labai norint galima buvo pasistengti ir gal šiek tiek geriau, bet toli gražu dar neblogiausias variantas. Gatvė vakarinį užstatymą skaidė kvartalai susiformavę palei Skutėjų ir Junkerių gatveles. O kadangi čia nebuvo gatvių skaidimo, tai mes čia turime ištisinį išlikusi užstatymą. Galime netgi perėti į kitą pusę ir va čia užfiksuoti vieną įspūdingiausių šio išlikusios atkarpos namų. Tai yra 18 amžiaus barokinis pastatas su gana aukštais pusrūsiais ir gana didelė mansarda, kaip ir būdinga to meto namams. Pavyzdžiui, labai patinka tokie valangiukai, čia senovi tas čerpis, mažiukai primena tokia nostalgija, tokia jaunystė. Nes būtent 18 amžiuje tai buvo labai populiaru būtent daryti šitokius stoglangius. Paprasčiausiai, pastatas oficialiai skaitosi kaip vieno aukšto, nes vienas aukštas tai yra vatas. Jis ir yra vienas aukštas, o čia yra pusrūsiai. Čia yra pusrūsiai. Taip, bet jie gana aukšti. Dėl to einant iš gatvės pusės mums atrodo, kad namas tarsi 3 aukštų. Iš tikrųjų. Neaiškus tiesa. Ir atidengtas mūro zondažas ir mes matome, jog pastatas buvo mūrytas iš olandiškų plytų. Tokios plytos buvo naudojamos 17–18 amžiuje, kuomet Klaipėda ypač prekiavo su Olandija ir iš Olandijos jos buvo atvežamos čia ir vietiniai žmonės, kurie galėjo sau leisti tokias įsigyti, iš tokių statėsi pastatus. Ir
Šiuo laiku jau turime labai nedaug tokių pastatų išlikusių. Jeigu kur, kaip sakant, yra užfiksuotas tas mūras, tai karts nuo karto jis yra atidengiamas, kad parodyti, kaip atrodė pastatas 18 amžiuje, kai buvo mūrijamas. Pakankamai būtų neblogai išlikusi netgi visa Aukštoji gatvė, jeigu pokaryje nebūtų sunaikintas tas Skutėjų ir Junkerių gatvių kvartalai. Kai išnyko ir buvo pastatyta mokykla, labai pasikeitė gatvės vaizdas. Čia atkarpa iki Daržų gatvės yra išlikusi pakankamai neblogai. Tai vienas iš tokių jau, kaip sakant, mūsų senamiesčio perliukų, kur daugiau ar mažiau galime pamatyti tą jau autentiškesnį šiek tiek vaizdą. Nors šie pastatai jau irgi sovietmečių buvo labai pritaikyti gyvenamiesiam būstam. Jau tuo metu architektai, kurie nesirūpino autentiškomis išvaizdomis, jos yra ganėtinai irgi apdirbę, bet tai dar nėra tragedija, nes jeigu yra sienos išlikusios, tai atkurti visada bus galima, reikia tik noro. Tas plytų mūras, o čia galime iš arti apžiūrėti, kaip atrodo būtent va tas mūras iš olandiškų plytų. Yra ir duris, gana išvaizdžios, dekoratyvios ir galim užfiksuoti. Tikrai, laiptai autentiški išlikę. Taip, tokie įėjimai vyravo Klaipėda 18-19 amžiuje. Galime iš arčiau apžiūrėti, kaip atrodo to laikmečio mūras. Nedidelės plytutės, jos yra plokščios. Ir va šitaip buvo mūrijama. Iš kiemo pusės turime vieną mansardinį langiuką. Taip, 19 amžius. Šitas yra priestatas jau įsiterpęs vėlesnių, vėlesnių laikų, šitas gabaliukas. O čia irgi 18 amžiaus pastatas. Mes aną kartą jį apžiūrėjome iš Daržų gatvės pusės, o dabar galime užfiksuoti šį fragmentą iš Aukštosios gatvės. Čia buvo dar vienas prekybinis pasažas. Sovietmečiu čia buvo tiesiog uždaras kiemas, o pavyzdžiui, va šitoje vietoje stovėjo 18 amžiaus fachverkinis sandėlys. Ir va šitie investuotojai kūrė va šitą naujadarą, nušlavė va šį pastatą. O ką čia sandėliuodavo? Maistą? Gyventojai turėjo savo prekes, kaip ir va čia. Kaip ir ten, kur buvo iš Daržų gatvės pusės irgi fachverkiniai sandėliai, taip vienas sandėlys buvo ir iš šio pasažo pusės. Ir va tai kažkodėl mūsų paveldosaugininkai nusiplovė rankas, apsimetė durneliais, kad čia nieko nėra, nieko nebuvo ir viskas все законно. Pavardė. Ž. Aha. Aha. Aha, restauruota viskas. Mūsų. Kava dvi, Anikės. Aha. Yra daug pasišventusių. Lietuviškai dabartinė mūsų vardo forma būtų Ona. Ana. Ona. Aha. Lenkiškai Agnieška. Tai kokia? Tai reiškia Sona. Nežinojau, kad ta Ona. Tik viskas. Žiūrėjau, koks senovinis langiukas atidarytas ten. Aha. Tikrai, kaip taip, tai yra išlikusi Gustavo Kackės kalvė. Tai gražu.
Gustavo Katskis. Taip. Jis čia atvykęs į Klaipėdą, jis įsigijo šį sklypą, čia įrengė savo privačią kalvę ir kaip nagingas amatininkas pagarsėjo mieste ir sulaukdavo klientų, nes buvo tikrai puikus žinovas. Ką jis kaldavo? Taip, ir apskritai, visa, kas susijęs su metalu. O pačioje kalvėje yra išlikę labai daug autentiškų elementų iš jo paties laikų. Pabandysim užsukti, nes išsiprašiau, kad mums leistų apsilankyti kalvėje. Dabar kažkaip keista apsilankyti ten, kur anksčiau kiekvieną vakarą leisdavau. Aišku, tai buvo kiti laikai, kai dar mano draugas buvo gyvas. Taip, Tai čia dabar tiesiog paprašėte, ar ne? Taip, dėl jūsų čia, kaip sakant, išprašiau. Jisai sako, kad įleis, nežinau. Sako, kad yra. Aha. Jo, čia yra 19 amžiaus pabaigos meninė kalvė. Priklauso tokiam Gustavui Katskė. Jis dirbo iki Antro pasaulinio karo, žėjo frontas, miestas subombarduotas buvo. Ir Katskei pavyko pabėgti, mes turim išlikusi žaizrą autentišką, spaustuvai, priekalas, režimo sagės čia tokios kalviškos, rankinės. Truputėlį įrankių senovinių, bet čia yra tokie neautentiški. Tai yra Dionizo staklės tekinimo. Tai va šitas vyras nuotraukai su kepurė ir atrado šitą vietą. Tai sovietmečių. Viskas buvo apleista. Įgriuvęs stogas buvo. Ir žodžiu, sugalvojo padaryti muziejų. O kodėl sugalvojo? Todėl kažką reikėjo daryti su Klaipėdos paveldu. Įsikryžiai, tvorelės, varteliai. Dauguma yra iš senų Klaipėdos kapinių. Ir dabar yra skulptūrų parkas, o tada buvo kapinaitės. Tai va, kai kurie kryžiai, jeigu buvo antram aukšte. Muziejai mes nesilankėm pačiam muziejai. Paties Katskės. Pastas, aišku, yra restauruotas, tačiau dar, kaip matome, išliko ir autentiško mūro fragmentų nemažai. Taip, jis 19 amžiaus antroje pusėje statytas, pati kalvė įkurta 1895, kaip jau minėjo anūkas. Jo, Katskė čia iš tikrųjų gyveno su savo šeima. Jis gyveno antram aukšte gyveno, o meninių dirbinių kalvė tai buvo pirmame aukšte. O daug kas gal nežino tai, kad ši kalvė buvo privati, o Klaipėda turėjo dar ir valstybinę kalvę. Ji buvo įsikūrusi, žinot, kur yra geležinkelio tiltas per geležinkelį netoli stoties. Taip. Tai va šalia to dabar esančio tilto, ten buvo Memelio valstybinė kalvė. Ten buvo. Dėl to kartais, kai kalbame apie kalvės, jų buvo tikrai gana daug, čia buvo tiesiog privati. Aha. Autentikos apskritas nulis, bet į senamiestį įsikomponuoja. Vienintelis pasažas, kuris išliko iki mūsų laikų, yra būtent šis. Taip. Ir pavadintas, aišku, Friedricho pasažu. Atrestauruota pakankamai neblogai. Pagal galimybės. Pavyzdžiui, senose nuotraukose mes matome, jog šis pastatas jau buvo skilusiomis sienomis. Dabar, aišku, jis nėra visiškai taip lygis, bet pavyko pastatą išgelbėti, atrestauruoti, atkuriant jo pirminę išvaizdą. Ganėtinai tokie jaukus mažyčiai nameliukai sukuria tokią kamerinę atmosferą. Aišku, čia turėtume mes pamatyti fachverkinį sandėlį, bet visą vaizdą gadina šitas stiklo prielipas. Čia jau turime aiškesnį vaizdą. Tai gerai, kokia paskirtis buvo šis
Komercinė. Taip, čia grynai buvo prekybiniai pastatai, kur pirmame aukšte vyko kažkokios tai parduotuvės, krautuvėlės, aišku, na, to pačiu ir užeigėlės, kas be ko, karčiamos. Čia labai viskas yra gražiai restauruota, taip, kad mes pamatytume XIX amžiaus vaizdą. Nu, matyt, todėl čia mėgsta ir žmonės apsilankyti. Ypač kai vasara, geras oras, čia visada pilna, gyva, prisėsta žmonių. Nes graži vieta atitinkamai žmonės labiau traukia negu negraži. Kalėdos bus gražiai pasipuošę. Aha, manau ir per Kalėdas čia irgi bus žmonių daug išlikusių elementų. Praėjimas beje padarytas jau buvo ganėtinai vėlyvų metu, nes sovietmečiu čia dar buvo, kaip sakant, gyvenamosios patalpos. Čia to praėjimo dar nebuvo. Jis padarytas jau restauracijų metu, kada buvo jau nuspręsta šį pasažą įveiklinti, atkurti, tada atsirado tas praėjimas. O įdomu tai, kad Klaipėdoje buvo ne smuklės, o karčiamos. Smuklės buvo Didžiojoje Lietuvoje. Klaipėdoje karčiamos. Va. Nu, tada dar pabaigsim Šaltkalvių gatvę, išeisim į turgavietę ir po truputį galėsim baiginėti šios dienos pasivaikščiojimą. Galime tik pasigrožėti vieno mūsų sandėliuko fachverkinę sieną. Daugiau iš čia, na, aišku, neskaitant vieno šio pastato, autentikos jau beveik ir nėra. Čia viskas yra išnykę. Vietoj to, kad būtume turėję 3 pasažus, šiandien turim tik vieną. Visiškai atidengta yra mūro ekspozicija ir mes matome šį namą autentiškos išvaizdos. Šaltkalvių ir Naujosios gatvių kampų galime ir pabaigti šios dienos ekskursiją. Tada kitą kartą čia susitiksim ir tada taip, ir tada nuo čia galėsim pratęsti ir pasivaikščioti jau link gynybinių miesto pylimų, čia kur baigėsi senoji Klaipėda, kur buvo jau tikra fizinė senosios Klaipėdos pabaiga, kur buvo bastionai, miesto kapinės ir pažiūrėsime, kas iš šitų visų įtvirtinimų yra išlikę po šiai dienai.